Šiandien mes jūs įsileidžiame į savo naujuosius namus. Labas, aš esu Giedrė. Sveiki, aš esu Vytenis. Sugalvojom padaryti eksperimentą ir sukurti seriją apie savo buto įsirengimą. Kodėl kursime? Nes perkant namus, norint įsirengti namus, mes to turinio pasigedame. Tikiuosi, mūsų buto sprendimai palengvins jūsų kelią įsirengiant savo svajonių namus. O jeigu turit kažkokių patarimų, kažkokių pastebėjimų, tai visą laiką lauksim jų komentaruose arba mūsų socialiniuose tinkluose. Dėsim ir failus, dėsim ir iš tikrųjų kaip yra. Mes su Vyteniu esam jau kiek metų? Nuo 2007 metų. Čia labai daug metų yra. Šiemet 18 metų. Taip. Mes kaip ir jau susigyvenę, bet dar tikrai būna tų tokių niuansų. Mes kol kas pasakosim apie šitą būstą, bet neatskleisim tikslios jo pavadinimo, jo lokacijos, tai viską tą padarysim gale, aš manau, visų serijų. Bet kodėl mes to neatskleisim? Tiesiog Kaune yra tiek daug dabar gražių projektų, kad nenorime piršti kol kas idėjas, kad reikia čia gyventi, jums reikia pirmoji vietoje apvažiuoti ir pajausti. Kada mes važiavom, mes pajautėme poroje vietoje, kur norime gyventi. Kiekvienam ir tą ir palinkėsime pajausti, kad yra jūsų namai. Dabar papasakim, nuo ko viskas prasidėjo, kaip visa ta gimė idėja. Tai pirmiausia, kad prieš 2 metus ar prieš 1,5 metų Vytenis man sako, Giedrė, reikia parduoti mūsų senuosius namus. Šiaip realiai prasidėjo viskas dar seniau. Prasidėjo viskas prieš 6 metus, kai įsikėlėm į naujuosius namus. Mes pasakėm, šitie namai skirti maksimaliai 10 metų. Ir jie buvo, mes kada kėlėmės, iš karto kėlėmės su tą mintimi. Tai ko susilaukėm įdomios reakcijos iš karto iš tėvų, nes jau tėvai perka namus visam gyvenimui, senoji karta žmonių. Buvom nesuprasti, bet mes su tą mintimi iš karto ir darėme. Ir darėme namus buvusius taip gerai, kad jie ir po 6 metų, kada mes pardavinėjame, jie atrodytų maksimaliai gerai taip, kaip būtų įrengti vakar. Tai prieš tai buvęs būstas, tikrai stengiamės jame maksimaliai išlaikyti tą kokybę, ką stengsimės ir čia perteikti. Tik tais jau mes augam, mūsų šeima didėja, mūsų poreikiai šiek tiek keičiasi ir todėl didysis klausimas visiems ir iškilo, kodėl butas, o ne namas. Nes prieš tai mes gyvenam vieno aukščio dvibutyje namukyje su 3 arų sklypu. Ir priešais neturėjom kaimynų, turėjom laukus, tai dėl to irgi buvo gražu. Bet aš visą tai suvedu į turbūt tą žodį, kurį nemėgsta jau jaunimas, į brandą. Tai ta branda ateina, kad mes neturim gyventi namams, o namai turi gyventi mums. Gyventi reikia dėl svajonės, o svajonė gyventi prie upės įvardinta buvo jau galutinai, kad prie vandens tiksliau noriu gyventi prieš 2 metus. Žinau, kad tai yra manifestavimas ir tai veikia, gyvensime toje svajonėje, kurią nusimatėm. Kaip sako, pasikeis svajonė, tai jau viskas nebeturime, turime svajonę, turime dar didesnių projektų, bet pradžiai apsiribokim šitą. Mes prieš tai gyvenam vieno aukšto, turėjom kaimynus vienus ir 3 arus to sklypelio. Pliusas buvo tai, kad priešais neturėjom anglos kaimynų, tai turėjom gražų vaizdą, matydavome stirnas, matydavome kiškučius. Pirmas mūsų būstas, ten 80 kvadratų, 2 miegamieji, viskas labai irgi fainai, ten bandėm ir šiltnamį statyti, paskui panaikinom, ten pasidekoravom, tingėjom, keliaujam, žodžiu, daug susidėjo tų dalykų ir vat vienas iš momentų, dėl ko mes pasirinkom butą, kad nenorėjom to žemės plotelio, nors dabar daugelis keliasi į kosminio dydžio namus, perka ten didelius sklypus, nori sukištas rankas, kaip sakyti, į žemę. Man kol kas nėra to tokio noro, galbūt, kaip Vytenis ir sako, kad gal vėl po kokių, 10 metų, gal bus tas noras, pasikeis poreikiai. Mūsų ir buvo tas toksai svarstymas, ar mes norim su dideliu žemės sklypu kažką pirkti, ar nenorim, ar norim geriau kompaktiškai. Mes iš tikrųjų nemažai keliaujam, vėlgi kažką apkrauti, kažkam palikti, vasarą laistyti. Tie tokie dalykai irgi susidėjo, kodėl pasirinkom butą, o ne namą. Nes prie namo realiai nuolat yra ką daryti, nuolat turi kažką pataisyti, patvarkyti, nupjauti, pasodinti. Vienas iš tikrųjų svarbiausių dalykų tai yra lokacija. Mes prieš tai gyvenom Giraitėje.
Tai mum ta lokacija, mes kai pratom, viskas buvo labai iš tikrųjų gerai, mes savaitgaliais atvažiuodavom į centrą, tikrai daug laiko praleidžiam pačiame miesto centre. Šiaip patarimas su Giraitė turi dvi dalis. Gerąją, vadinkim tą, kur mes gyvename dėl lokacijos, nes dėl kamščių nebuvimo, ten vienintelė vieta, kur išėti pasivaikščiot būdavo, ir tą blogąją, kur sugrūsti konteineriukai būna, ne? Mes gyvenam geroj pusėj, su nuostabiais kaimynais, visiems kaimynam, jeigu to žiūrėsite, visiems linkėjimai, jūs esate absoliučiai amazing žmonės. Ta lokacija, jinai nebuvo bloga, bet realiai kur norint visur, ten Ūlos būreliai kažkokie, kažkokios veiklos, dauguma sukasi aplink centrą ir tikrai reikdavo kiekvieną kartą važiuoti, Ūlos darželis yra Vilijampolėj ir mes kažkaip su ta lokacija kaip ir susigyvenom, o bet tačiau dabar gyvenam nuomam name, netoli Pilies tilto ir matom, kad iš tikrųjų nemažai laiko užtrukdavom, vien tik tais nuvažiuoti tam tikras dalis. Mūsų panelėms dabar yra vyresniai Ūlai 5 metai, o mažoji Frėja yra 10 mėnesių, kol mes čia filmuojam. Ir jos auga, jos po kiek laiko norės būti savarankiškos, atsiras papildomi būreliai, įvairios veiklos. Ir mes nenorėjom būti taksistais. Čia toks gal žiaurus žodis, skausmingas kitiems tėvams, kurie dabar tą vežioja. Mes pagalvojom, kad ta lokacija tikrai yra mums svarbi, kad jos būtų savarankiškos ir galėtų pasiekti tam tikras lokacijas, neprireikiant mūsų. Tai šiame gyvenimo etape norėjome gyventi, jausti miesto ritmą. Autobusais įstoti nuvažiavimas, kadangi gyvenau Kauno rajone, užtrukdavau į vieną pusę nuvažiuoti valandą. Kitas dalykas tai yra pats būsto dydis. Mes norėjom apie 100 kvadratų, kad tai būtų 3 miegamieji, nes mes esame 4 asmenų šeima ir kad tai būtų 2 sanmazgai. Čia buvo mūsų tokie pagrindiniai poreikiai, ko neturėjom savo senuose namuose, nes mes, kai juos pirkom senuosius namus, mes buvom su vyteniu dviese. Mes dviese, puikiai, kompaktiškai. Trečias dalykas, tai vaizdas pro langą. Mes prieš tai turėjom vaizdą, irgi gamta. Mes naujuose namuose irgi norėjom to vaizdo, nenorėjom žiūrėti į kitus kaimynus, o dažniausiai, kai tu gyveni nuosavam name, tu gyveni pirmam aukšte ir tikėtina, kad turėsi kaimynus, ten turėsi tvorą priešais, ar ten tujas, ar dar kažką. Ir kažkaip viena iš alternatyvų pagalvojom, kad kodėlgi nepažiūrėti aukštesnių kažkokių būstų, kur vaizdas ir atsirado variantas, kad su vaizdu į upę. Šitas butas yra be kompromisų. Tai reiškia, kompromisų vaizdui mes neturime. Mes net nematome realiai labai norim, gali žvelgti kaimynus, bet realiai jų mes nematome ir nematysime iš tų pagrindinių lokacijų buto. Vienintelė vieta, kur tu gali žvelgti kaimyną, tai išėjęs į balkoną. Vėlgi, kaimynystė mums irgi labai dabar taip rutuliojasi. Kai rinkomės būstą, buvo nemažai pasirinkimų, tačiau mums pati kaimynystė labai kėlė daug klausimų. Taipogi mums labai aktualu, kad mūsų merginos augtų tarp kitų vaikų, kad tai nebūtų, sakykime, vien tik tais vyresnių galbūt žmonių kvartalas, kad tai būtų kažkokia kaip bendruomenė. Čia yra uždara, čia bus uždara bendruomenė ir labai tikimės bus irgi nemažai jaunų ir tų šeimų ir su vaikais. Mums tas buvo labai aktualu, nes prieš tai irgi turėjom kaimynus praktiškai vienmečius, labai buvo smagu ta visa bendruomenė, nes iš tikrųjų tie namai yra svarbu, bet labai svarbu, kas tave supa, kad tu galėtum išeiti, kad tu galėtum, kad ir tų pačių ten kiaušinio, ten sviesto ar dar kažko, sakykime, pasiskolinti. Kadangi tai turėjome, tai mes orientavomės, kad tai turėtume. Ir dar mano noras buvo, kad augtų vaikai tarp sėkmingų žmonių. Mes tai turėjom tenai, mūsų visa gatvelė, kvartalas buvo sėkmingi žmonės savo srityse. Tai norime ir toliau, kad jie būtų sėkmingi tarp sėkmingų žmonių, o tai gali pasiekti nebent tik tai naujam kvartalė. Nes įstatymas tai kainuoja pinigus, automatiškai žmonės keliasi, kurie šiandien stengiasi dėl savo ateities ir turi vizijas tinkamas. Kodėl ne namas? Namą pasistatyti dabar iš aplinkinių, kiek žiūrim, kosmosas, kiek laukti. Nusipirkti sklypą, susitvarkyti visus dokumentus, visus įvadus ir panašiai, tai mums būtų reikėję laukti, nežinau, kokius 2 metus, manyčiau, gal klystu, pataisykit mane. Namo pačios statybos, jeigu noris irgi kokybiškai, tu viską prižiūri, tai užtrunka irgi, aš taip įsivaizduočiau, apie kokius gerus metus, jei nedaugiau. Viskas atsimuša į laiką, o mes, kaip jau ir Vytenis minėjo, nenorim to laiko, sakykime, deginti, norisi tas mintis, veiksmus nukreipti į kitas veiklas, dėl to
to pasirinkom jau pastatytą būstą su daline apdaila ir mums belieka tik tais viduj viską įsirengti. Mums butas buvo pirmoj vietoj, nuvalkite frazę, gyvenam kartą, mes privalom pamatyti pasaulio kuo daugiau keliauti, su namu to tu negali daryti. Kodėl? Nes namas riša priežiūroje, o mes buvom paskaičiavę prieš gimstant Free, lygiai neklystų 2 mėnesius, negi šiek tiek virš 2 mėnesių mes buvom ne Lietuvoje. Noras išlieka nemažinti tempo, noras daug keliauti, daug pamatyti. Tai butas mums tas rankas ir atriša, pamatyti pasaulį. Ko mes pasirinkom būtent šitą, gal sakykime, išplanavimą, tai yra būsto šviesa. Visą dieną, nuo ryto iki vakaro yra šviesu. Neturime šiaurinių langų, tai bet kuriuo laiku atėjus dienos metu turime šviesą. Aš dirbu iš namų, didžiąją dalį dienos aš praleidžiu būtent namuose, kur man labai yra svarbu, kur aš praleidžiu savo tą darbinę laiko dalį ir tas vaizdas, įkvepianti aplinka, šviesa labai daug duoda. Tai todėl Gildės darbo vieta bus prie pačio geriausio vaizdo, prie pačio geriausio lango. Tai apie mūsų pokyčius toliau bus su dizainerė, nes pokyčių iš ten būti yra daug. Ta prasme, kad buvo prieš tai pats pradinis projektas ir kai mes atėjom... Teisingai, radikaliai šitą butą keisime. Keisime taip, kad atversime daugiau šviesos, daugiau funkcionalumo, maksimaliai išnaudosime erdves. Mes, kai įsirenginėjom pirmus namus, mes neturėjom dizainerės. Tiesiog tai buvo finansiškai mums, sakykime, skausminga. Mes įsirenginėjom irgi etapais ir viską įsirengėm patys, ten galbūt su kažkokiam minimaliom konsultacijom. Mes turėjom architektą, ne dizainerę. Tai nepamiršime, architektas nėra dizaineris, jis funkcionalume šiek tiek gali patarimų duoti, bet toje vizualizacijoje, tai aš ačiū, kad turiu nuostabią žmoną, kuri turi gerą vizualų matymą, tai namai gavosi labai gražus. Viskas ten iš tikrųjų tai buvo puiku, tikrai neturim kažkokių niuansų, bet tai yra normalu, kad tu vis augi, tobulėjai, keitiesi ir gal pamatai kažkokius niuansus, kur norėtum šiek tiek ir pakeisti, galbūt būtum daręs vienaip, galbūt kitaip. Todėl mes pasikvietėm labai jaukę Skaistę iš Vilniaus, rask save namuose Instagrame, galit pasižiūrėti ir pasekti, nes jinai irgi dalinsis visais etapais, kaip jai sekasi su mumis. Jis sutiko atvykti ir jums papasakoti apie bendras mūsų vizijas ir iš karto turime atsiprašyti savo žiūrovo. Mes pamiršome įjungti mikrofoną filmavimo metu. Tai labai nepykit. Laukiam interjero dizainerės. Vytenis jau viduj. Prie miega. Labas. Labas. Gerai, keliaujam į viršų. Turėtų būti. Pirminė vizija statytojų buvo, kad mes čia bėgiojam ratu, nes nuo pusė yra praėjimas ir čia yra virtuvės tunelis, kas yra ganėtinai senoviška. Jeigu mes pasižiūrėsim labai skandinavijos populiarų tiekalių iš tikrųjų yra. Ir visi skandinavai turi senieji būstai. Tai numėjai, bet turi praėjimą. Tai mes galvom, reikėtų perduoti, ką mes numatome šitoj vietoj. Poreikis buvo didelis salai. Numatėm čia naują sieną, pertvarą, mažinsim vonios kambarį ir čia įrengsim salą, kurioje gaminant atsivers vaizdas į visas pusės. Čia bus toksai pliusas ir bus uždarytas visiškai praėjimas. Ir pas mus liks tik vienas praėjimas čia. Jo, nes labai susitaupo tos erdvės, žinai, kur gali. Išnaudosime tą erdvę, kadangi jinai yra su langu, tai mes išnaudosim ją darbo zonai. Esminis dalykas, tai jo, mano poreikis buvo sala. Pirmuose namuose mes ten neturėjom jos ir aš labai kažkaip norėjau. Tai vat buvo galbūt tas sudėtingiausias dalykas, bet tu ten susiskambinai ir viskas kaip ir pagal planą viskas turi. Dėl vonios mažinimo kilo klausimų ir jie yra išspręsti. O mažinam vonią, nes padidinti virtuvę, ta vonia tokia nėra reikalinga. Nes mes turėsim 2 vonios kambarius. Pagal pirmą planą buvo tik viena vonia, didelė, bet mūsų poreikiai irgi mes ir 4 asmenų šeima. Ir jau dabar mes kaip nuomojamės būstą jau matom, kad žinai, mums reikia, yra tas poreikis, tai... Ir vaikai auga. Tai va galim dabar nueiti į miegamą zoną. Čia toksai faktas,
pagal tą paskutinį, kurį patvirtino, jis priėmė tą faktą, kad čia yra stiklas. Taip. Ir čia yra lova. Ai, čia stiklas, ne? Čia tik yra tam, kad būtų stiklas ir jo vaizdas. Užsidengiau su tamsinais ir ten. Bet yra dar variantas rifliuotą stiklą rinktis. Tas, kur aš tau buvau kėlus, Nežinau, ar prisimenu, kurį, bet žinai, toks tai rifliuotas. Priminti šitas? Toksai? Aš apie šitą stiklą galvojau kažkaip miegą. Taip, tai jeigu darytumėm čia, tai tikrai jie atkartotumėm tokį patį ir tenais. Bet vis tiek kažkokie ten siluetai, taigi matysis turbūt tas šešėliai. O tai gerai, nu, koks skirtumas? Čia tai tikrai netrukdo. Bet čia tai jau bus ta darbo zona, čia atsiranda dar spinta, darbo zona, šitą sieną griaunas ir čia yra lova. Dėl šitos sienos galima, jeigu noris labai televizorių turėti, tai mes galim dalį sienos palikti. Padaryti kažkokią dekoratyvę, pakankamai akcentinę. Ir tada per tą stiklą tą lovą netaip matysis. Mes su manis pasilieram, tai tada TV pasikabina, tada netoks, netaip matosi tą lovą. Gerai. Nu, aišku, ta erdvė tada biškį dingsta, tas erdvės. Bet jūs žinot, turit tą, čia mes atveriam langą. Jo, čia tada. Čia taip šviesų pasidaro. Nu, čia ir šiaip, matai, tas mūsų mėgamasis yra toks rytinis, pietinis, tai jisai praktiškai šviesiausias visą laiką. Ir realiai taip aš kažkaip matau, kad gali būti tikrai palinka, nes net esu mačius tokių projektų, nes mes dėl to televizoriaus galvojam, ar mums jo reikia, nes mes namuose labai ilgą laiką neturėjome. Bet 2 panos auga. Ir galbūt, jeigu kažką žiūrės vakare, aš turėsiu krepšinį įsijungti, aš nebeturiu turėsiu teisės krepšinį įsijungti, nes yra moterų balsai. Panos auga, jūs. Galime atsivesti poreikius ryte savaitę, žiūrėti TV. Šitą naikinam. Aha, aukštai naikinam. Ir tada visiškai kitaip atrodo tas sienutė. Ta prasme, bus iki pat viršaus taip pat. Taip, jinai bus savo taip. Čia nėra. Toks nedidukas telikas, reiškia, ne? Nes įsikišti negerai, kad jis būtų. Tai tas svetainiai bus pagrindinis, o čia toksai. Nedidukas, jo. Čia bus Giedrės darbo langas erdvė. Pavydžiu šitą vaizdą. Mes vietą galėtume prie vieną plokštę pasilikti. 1 metras, ne, ta plokštė? Jinai yra šitas, va. Bet čia, ne plokštė ilgesnė, bet pjaunta ir yra metras, tai net pasilikti galėtume šito vietoj. Čia atsiveria, tai šviesos mes gaunam darbą. Ir darbo stalas iki pusės maždaug lango. Žiūrim. Už pusės išvies. Va, dabar labai, žinai, gerai matosi. Nes, vat, man labai svarbu buvo, nes aš dirbu iš namų didžiąją dalį. Dar paskui buvo tarpinis variantas, kad padaryti čia tokį kaip kambariuką. Bet nusprendėm, kad gal nedarykim tos kamurkėlės tokios. Vyteni, tai kaip tu galvoji? Nu, šitas senutės. Aš apie ją Sienos. Tai tau aš čia nesu. Ne, čia tas televizoriaus sprendimas, nes, nu, man gerai. nes jo šiaip, nu, nebuvo. Ir šiek tiek pazonuoja. Čia galas tokia labai neišnaudota. Labai neišnaudota, bet aš... Guli, tu žiūri į spintą, būtinai uždaroma ta spinta. Būtinai, taip. Bet vis tiek tu guli lovą ir žiūri drabužinę, kad mane nelabai tas tenkina. Kad ir tu gali žiūrėti į upę. O aš čia būsiu finansinės kuris, aš platesnį vaizdą į upę. Nes mes čia turim labai daug šviesos, ir iš čia mes turim kažkiek šviesos, ir čia bus labai šviesos. Šiaip, tu, va, labai, žinai, tokių, va, kai čia atvažiuoji ir tu tikrai pamatai tokių praktinių, va, dalykų, kad... Ir mes kaip padarytum, kad plytelę, kai matom akcentinę, kaip yra poreikis. Nes tu man rašai, kad bus daug plytelių, bet aš kažkaip, žinai, išsigandau ir man taip, žinai, mintyse... Taip, žinai... Gerai, nes jinai yra pati atspariausia. Ana, bet ne, aš sakau, man finansiškai, žinai, tikrai tipo, kad... Tai jeigu mes norim tikrai stiprių akcentų, tai finansiškai labiau nuskausmintų. O XXL. Ai, čia taip, ai, jo, plytelės. Taip, Viskas jam gerai. akmuo irgi visai gražu, negaliu pasakyti, akmuo atrodo. Šiaip tai aš akmens svajoju, bet ant tą... Tai galbūt dirbtinis akmuo buvo, Vietas. Vietas. Aš tai ten dubliuoti mūsų visų kitus dalykus. Dabar šitą zoną, tai iš pat pradžių architekto planuota, čia buvo drabužinė didelė, bet tačiau, kadangi jėga nėra ten pamišus dėl tuzino rankenukų, dėl batelių ir visko, buvo tas poreikis mazgas antras ir aš tik iškart, kai atėjau ir sakau,
Čia, nes kitur net nebematom galimybės. Čia idealu, nes čia yra privatu ir čia tik mūsų su vyteniu. Bet tada sprendėsi klausimas dėl tos spintos, kur ta spinta. Ir man atrodo, kur žiauriai gerai viskas išsisprendė, kad vat toj zonai bus prie darbo erdvės. Taip, čia įrengsim dušą, WC ir čia bus praustuvas su didžiuliu veidrodžiu, puošnus ir gražus čia. Praustuvas su veidrodžiu ir čia dėsime sienelę su stiklu. Išspręsime ar tvokas, ar ne, su durim atvirom ar slankiojančiom dalis spręsim. Daugiau ir prabangiau, nes tiek užsitąs, viskas gerai, viskas fainai, yra sprendimų gražiai pritaikyti, to šaltesnis efektas. Jo, Tai čia dušas, tualetas. Tai va čia dabar turėtume truputėlį apspręsti, jo, ar mes statom čia tualetą ir čia dušas, tai čia toksai kuklus, 8 colų, nuliukui ten 7 keli, tai čia taip, kukliai vietos. Užteks. Yra dar variantas toksai, statyti taip dušą, bet tada klozetas ant vaizdo labai gaunasi. Tai drabužiai iš čia pašalina, tai tada truputėlį variantų kitų atsiranda. Nes labai didelė tada ta kriauklė. Bet iš kitos pusės, tas stiklas juk yra nepermatomas. Koks skirtumas? Išėjęs ant tūliko ar ant tūliko. Nu ir koks skirtumas ant tūliko žmogus sėdi, jie tau? Bet čia yra, ta prasme, bet erdvesnė ženkliai. Delfas, valiukas ir viskas ko tik nori, čia tikrai jau labai. Ko tik nori pirties. Turbūt realu. Išparėme šitą sieną, tada mes darytų dušę nišą pasistatyti. Čia po tas renginis šitas spalantos eiti iš karto, nes aš atsakymas būtų daug. Sakytume, pabolintą, tada čia pasitęstų. Senuose namuose ten neturėjom ten viską kabindavom rankšluosčius ant radiatoriaus. Sakau, kai patys darėm, buvo tų sprendimų, bet smulkmenų labai neapgalvojai. Jeigu mes sukam viską taip truputį keičiam, tai dar galėtų būti šildoma siena. O ne Šildoma siena? Su kabliukais ir čia kabinti rankšluosčius. Nice. Bet čia tada kaina... Vertikalus gyvatukas perlenkėmo makino, nes mūsų dabar draugais renginė. Viziją nemokė, bet realiai paskui pasižiūri finansiškai, kad kosmosas, nes, žinai, mes irgi realūs esame žmonės ir kas norisi, bet nesilaikyti gyvenimo. Ne, tai gyvatukas reikalingas ir rankšluosčius. Taip. Jo, žinok, čia tą darom, tada dušo. Laba, jeigu čia... Dušas. Va, su žmonės dviesi, kad... Čia laisvingai sakės. Tai, čia Vytenė buvo dream visiškai, tai dabar įgyvendinsim. Ir galvoju, čia reistas stiklas per visą šitas, taip, toks masyviai, taip ar ne, visai. Tai dar spręsim, ar bus varstomas, ar bus stumdomas. Varstomas fainiau dėl to, kad jie garsų. Bet man patinka tas dušas, tada sezona ir tada kriauka. Tai va čia žaliuzės. Kai jas visiškai atveri, tai jos visiškai praleidžia vaizdą. Jos kai yra atvertas, tai jas taip papagulytas, tai jos labai gerai. Tai šviesa ir vaizdą tikrai. Sumiegoma viskas, ane? Good. Tai aš matau. Mažiausiai priimtų sprendimų vonios kambarį dar kol kas. Dėl vonios labai kyla daug klausimų. Čia siena, visų pirma, jinai keisis ir atsitrauks. Realiai mes esam paaiškinti, kur jinai susitrauks. Ai, kad čia? Taip, iki čia. Tai realiai labai nedaug jinai vonė sumažėja. Nedaug, šiaip nedaug, bet visi renginiai telpa viskas. Jinai labai nedaug sumažėja ir tu visą gauni iš to pačio. Nes dabar, taip, mums biški kilo klausimas dėl va šitų, kas čia, bet čia, žodžiu, viskas kaip ir susitvarkė, bet kas čia buvo, Vytenė? Čia buvo namo kanalizacijos alsuokliai. Ne kanalizacija. Oras vaikšto ir buvo problema, kad bet kokiu atveju šiek vaikšto garsas. Tai statytojas sutiko, mums prieš pasirašant sutartį, nes kitaip nebūtume pasirašę, apdengti ją specialią membraną, kuri nuima garsą visiškai. Tai dar automatiškai dėsis lubos gipso, dar garsas, tai dėl viso ko sumažės, tai garso nebeturėsim.
dauguma tų interjero ten dizainerių ir tos tokius vienodus interjerus, nu, aišku, nes jis dabar ant bangos, daug kas daro. Bet mes to nenorim. Ir žinai, mes iš pradžių liktais tą vizualą buvau tokį susidėliojus, bet paskui žiūriu, man pilka, aišku, gal ten per aksesuarus tu pagyvinsi. Aš dabar svaigstu, galbūt Bet mūsų ir galbūt miegamoje siena, va ta, kur tas galvūgalis. Ir kažkokia įdomesnė yra, gali būti. Ok, gerai. O, tai čia mes tikrai nepastatysim lovos. Čia jau skaistė, čia jau jūs. Čia taip bus. Akcentas dabar jau atsiras ir čia. Šitas siena. Labai gerai. Jau mes turėsim. Tai dabar žiūrėk, čia ateini, čia atsidaro duris, tai kad skalbimo čia erdvė turi būti, ar ne? Realiai keliais aukštais, kad būtų viskas, ne? Labai gerai. Tai tada čia bus kriauklės ta zona, ne? Taip. Kriauklė. Ir man galbūt šitas susijungimas, kaip ta vonia, bet gal dar tu paišysi, nes dabar biškai keičiasi vonia mūsų, ne? Šiek tiek. Tai jūs jau matysite, kaip moterį pakelsi, bet tada vizualizacijos. Ir va čia būtent kas vonia, ne? Bus. Taip, vonia. Tada va sezono. Taip. Ir čia mažiausiai matomoje vietoje skalbyklos. Labai gerai. Super. Nes čia ir duris taip atveria, uždegė. Tai aišku, kai ją reikės naudotis, reikės būtinai uždaryti duris. Kad jo Nes Taip. čia vėlgi kompromisu. O jeigu išorė duris, ne, nesąmonė. Nu, tos atveriamos duris, ne, taip nesidaro. Šiaip visos į vidų numatytas, tai sakyčiau, kad tai daryti. Vaikų zonos, mažiausiai pas mus keisis, taip? Tai jo, visiškai ne, tik kad dabar... Čia jų lova bus. Taip. Ir man svarbiausias buvo vaizdas iš lovos, ką jie matys. Matys upę. Dabar, kai yra poreikis dviaukštį lovai. Nes kodėl dviaukštė lova ir kodėl mes pasakėm, kad kaip čia kas iš pradžių, nes šiaip yra 2 vaikų kambariai, pas mus yra 2 vaikai, 2 mergaitės. Tai pirmas bus Frėjos jaunesniems, o šitas Ūla įsirinko, mūsų vėlesnė mergaitė. Bet kadangi tarp jų yra skirtumas 4 metai. Mes kažkaip pagalvojom, kad jas kartu kol kas. Tiksliau, jį pati Ūla nori kartu su sesė. Šiaip visas išplanavimas bus kaip individualiai vienam žmogui ten elektra ar neišdėstymas, bet dabar darysim 2 aukštę, o ten kitas kambarys bus toks kaip svečių, bet toks Ir žaidimų. Va, žaidimų toks. Darysim laipėjimo senelę. Čia jau žinau, čia svajonė vaikas. Kitą kambarį parodau. Tai va, tai čia dabar bardakėlis, bet tai irgi vaikas gulės lovai ir tiesiai matys upę, bet ten nesimato, gal matosi, yra santaka. Matys santakos parką, nerealiai. Ką mes dabar darysime? Čia mes Dabar sprendžiam dėl 2 aukštę lovą ir Ūla labai nori to visą, nu, kaip ir čia žyklos. Nebūtinai gali čia šyklą. Bet gal nelabai Svarbu gal karstymas, gal kokią virvę paimti ir šiaip būna vaikams užsikarti, žinai, tos tą virvę. Tai tiesiog jai reikia pramogos tą lovą. Pažadėjom. Tai atskaisti ir dabar. Jeigu būtų čiuožykla, tai yra galimybė, bet čia nes yra ilgesnė siena, čia daryti čiuožyklą užlipimą, bet tada gaunasi, kad galva tenais ir tada vaizdo vaikas nematys. Blogai. Ir mes tada turim čia siauresnę vietą užlipimui tam, tai tada jau galbūt ne čiuožykla, o ten tikrai kažkokia virvė. Gal ir minimalesnė čiuožykla? Jei patinka, pavyzdžiui, tas vamzdis čiuožimo, tarkim, padaryti gaisrininko. Kodėl ne? Jinai kaifuoja ant to. Čia reikia skylę. Bet čia jau Išorinė. Tai... Čia kosmosas. Kas? Kosmosas, bet čia saugumą. Tai minkštą padarai, minkštą vietą dalį padarai. Tokia mintis yra su pirmu lovos aukštu mano daryti, išnaudoti šitą kaip ir nišą. Tai čia būtų lova ir čia, pavyzdžiui, minkšta dalis, jom žaisti. Taip. Tada viena eina miegoti, kita lipa į viršų miegoti. Ir čia būtų tada minkšta ir tada galėtų būti kažkoks nulipimas ar virvė ar vamzdis. Virvė gal truputėlį fainiau, net apšautai jau buvo į kambarys, arba dėl, pavyzdžiui, gali būti kopėtėlės virvinės ir O virvė yra fanas ir Ūlas eina sportuoti, žiūri kaip sportuojame, ten virvė mes irgi lipame, čia vienas iš sporto, inventorių. O čia tai kas, spinta? Jo, čia projektuojam spintą ir stalą rašomai. Nes pirmą klasę šiaip. Pirmą klasę piešti ir į ateitį, jau čia viskas Tikrųjų, kuo švariau, kuo Nes tu mažiau paslėpk. susidėliojimų, man tada stresas, bet tada telpa daiktų daug. Nu, kad daiktų susidėti, žinai, nu, ta prasme, kad mes ten yra, bet čia, nu, tikiuosi. Ir man patinka, jo, kaip
Ir šitą jau mes visą šitą matysim į ateitį vieno vaiko kambarį. Čia žaismingai viską padarysim, nes keisis. O čia jau matysim, kad jau viskas taip ir liktų, nereikėtų tų pokyčių. Tada čia vėl zoną numatom. Jei ir galima iš karto matyti tokią, kad nesikeistų. O čia vietoj vaiko lovos svečių, sofa lova. Ta siena gali būti išnaudota, Ir kažką dar, žodžiu. bet sofa lova tai čia būtina. Čia, žodžiu, koridorius. Daug uždarai, taip, uždara, varstoma. Batai, drabužiai jo. Taip, batai, drabužiai, varstomos durės, apdaila, žiūrėsim, kuri... Kur veidrodis bus? Čia, pagal mane. O suoliukas bus kažkas, ne? Taip, toksai minimalus. Jisai, kadangi nėra čia labai daug erdvės, tai toksai minisuoliukas bus ir veidrodis čia. Ir dar čia klausimas preisim tokį, kadangi toks yra niuansėlis, kaip su parketėm šitą zoną. Galbūt ta plytelės yra, aš negirdžiu. Spraginės pusės, nes parketas, na, kad ir kosis fainas viskas, bet mes čia žingsniuosim. Tai, aišku, nenuosavas namas ir tas purvas kažkiek nusiema, kaip nuosavam name. Norisi, kad jo, praktiškai viskas išnaudoti maksimaliai. Fainai. Kad ne mes tarnautumėm būstui, o kad mes laisviau jaustumėmės. Aišku, mūsų jau ten prigąsdino visi dėl parketlenčių. Čia Mes tik tais ir ten bus įdaužo iš karto, ne? nu, kažkaip jo, kad ten labai oi čia jūs. Nu, bet tam ir yra, paimsi po 10 metų, nušlifuosi ir bus vėl naujas. Nu, jo. Dabar šitą zoną. Praėjimas visiems. Kas čia bus numatyta dabar? Čia didžiulė spinta, jinai bus dalinai ūkinė ir dalinai drabužinė. Ūkinė didžiulė spinta. O robotas ir blys kur? Tai mes galėtume jį čia numatyti, nes mažiausiai matome Taip. vietą. Labai matome. Jeigu su ta visa stotelė, ne? Mūsų stotelė. Tyrimo susitikimo metu čia turėjo būti ten galia siena ir turėjo būti atskira patalpa čia. Kai ateini, bet man ir čia vaizdas. Nu, bandau, einu. Nes statytojo buvo pradinis planas nelabai tenkinantis, nes jisai nukreipia nuo vaizdo sėdint nusofą nukreipta į tą sieną visiškai. Ja, nes čia turėjo būti sofa ir turėjome žiūrėti čia. Pagal statytoją matai senąjį kvartalą, nėra to vaizdo, dėl ko mes perkam šitą būstą. Ir dabar naujas planas, labai jau didelė. Mes įsutinkam, tarsi ne mes, kai tu tam ir esi pas mus. Atsivedi kitų žmonių ir tada dažnai visi ten dviejonės pradeda kelti, nes dėl to sofos sako, kad tai čia bus labai didelė. Bet mes kaip ir nusprendėm daryti tokią modulinę, kur jinai iš abiejų pusių darėsi. Ir čia tas sofa, jinai akcentas būtų visiškai, tu papaišėjai tą variantą, aš iš karto galvoju, kokie kaip faini, nes aš mačiau, kad ten Pinterest, visur žiūri. Man labai patiko, bet mane kažkaip gąsdino tie gabaritai, nes čia jau gausis tokia dviguba sofa. Vieną pusę sofa ir kitą pusę sofa. Bet mes galimės, vis tiek kaip bus gaminama sofa. Ir mes galėsim ją dalinai tokią zoną gilesnę padaryti vieną pusę. Nes, pavyzdžiui, jeigu draugai, ten, ten žiūrėsi kokias, nežinau, ten Varžybas. Eurovizija, ten, nežinau, dar kažką filmą, tu galėsi tą visą dalį į šitą pusę pasidėti. Taip, nes tai bus sujungta pačia, taip galimės ją pasiskundyti, bet šiaip tas sėdėjimas pats visas bus ir iš čia atsisėdęs ir pusėjęs ranką kortazą, aš tu tikrai puikiai galėsi. Televizoris šiandien yra Samsungas Freimas, kuris visiškai neužims vietos. Mes apie Freimą kalbame, ne? Tada... Apie Freimą. Nu gerai. Jau viskas rišamas, jam tunelius jam padarom viską, nes jam Gerai. reikės šito. Jau rišamas prie jo, nes jis labiausiai bus prigludęs, tai ir vizualiai gražiausiai atrodys. Ir to atstumą kažkiek sutaupysime nuo aktyviai, ką kabinam, židinuką darom. Garinis židinys. O galinis, kas bus akmenukai kažkokie ten dar kažkas ir jis eis gerai. Taip. Elektra jis, ar ne kažkaip? Jis yra valdomas ir ten turas visais keisis. Gyveniškas klausimas. Kiek gerai, kad telikų nieko? Ne, bet tai jie bus šalia truputėlį. Ir šiaip telikas bus pakeltas dėvėjim, o čia bus apačiuoti visas. Dabar va šitą sieną, gaunasi šitą tokią tuščią zoną. Aha. Mes dar kol kas nieko nekalbėjom. Čia yra daryti knygų ir Kažką tokio nuotraukas, albumai. Tai čia dabar valgoma zona, viskas aišku. Čia... Taip,
Aš galvoju, iš pradžių buvau pabraižus ovalų stalą, bet galvojau, kad jau tiktų visai... Išskleidžiamas. Vietos turėsit čia. Ir dabar mes turime. Mes turėjom senam name, mums žiauriai patiko. Aš tai jau taip matau, kad čia turėtų visas šitas kubas beveik nedidelis, manau. Dar va dėl pačio medžio. Jis yra labai fainai plokščių performances, jis yra labai švaresnis ištesnis. Aha. O lūkščias gražiau. Nu, lūkštis Jau yra ryškiau. Natūralus. Tai gerai, tai čia tikrai aš... Svarbiausia dalis dar. Čia jau nėra nieko, atitraukus į laikičiną. Dėl to mums ta sala taip tilps, ar ne? Wow. Aš paskui, žinai, kas keistai iš pradžių galvojau, gal reikėjo, ar nebūtų išėję padaryti, kad aplink salą apeit, bet tada sala labai maža bus, ar ne? Panašiai, buvo metuotas. Tiek, ar ne? Iki šalia žemė. Ir tada kur tu stovi sala? Čia yra sala. Kaitlentė? Tai mes dabar spręsim dėl to, ar mes norėsim lentų detalių, ar nenorėsim lentų detalių. Man norėtųsi. Norėtusi? Nu, nežinau. Tai va, tai opcijos yra tokios akmuo, plytelė, lietas akmuo, žinai, kad mes galime daug visokių formų ištraukti. Plytelė yra pigiau, bet tada lietas akmuo brangiausias bus natūralus akmuo. Įkvepi ir iškvepi. Dėl manęs atmestų natūralą. Na taip, taip. Ne, nu, žinai, čia į visą visumą, nes čia, žinai, gali mes dabar įsivaizduojam vienaip, o gaunasi visą laiką biudžetas kiek kartų daugiau. Esmė tame, kad čia užsidarys ta siena, tada sala bus ir tu numačius 4 net atsisėdimo vietas, ar ne? Ar 3? Tai 3. Bet čia man daug, aš taip, žinai, įsivaizduoju. Mes galime mažinti šitas vietas, bet tiesiog telpa. Ir aš aišku, čia aiškas įsėdimas prie pusvario, tai aš tikrai galiu tiesiog taburetės turėti, tokias pusvario taburetės, kad nebūtų kažkokios lankėlės didžiulios. Visiškai minimalistinės. Bet mes šiaip dabar aš vietoj galvoju. Čia yra sala. Metras atskilas, ar mes darom čia iš karto šaldytuvą susidėti produktams. Kaip patogiau būtų? Ir čia, ar užeini ir čia atidarai šaldytuvą. Šiaip, ne, šaldytuvas bus, aš galvoju, labai dažnai darinėjamas yra daiktas, nu, ir vaikai pribėgės, jis turi būti kuo patogiau, ta prasme. Kad žinok, jis neužsidaros. Orkite už tai norite, ne? Orkite, va, gali būti ten. Šaldytuvas yra daugiausia naudojamas, aš vis tiek, žinai, pasiėmiau produktą. Tai tada apsukam viską. Tai čia kai viskas apsisuks, tai ten indaplovė gerai ir pavažiuosi čia. Nes man, sakau, man nepatiko, kad šaldytuvas, taip, žinai, tu turi labai toli eiti. Čia žiūrėk įėjimas, tada tau čia aišku susimeti produktus ir va čia bus visai patogu, aš noriu daryti. Tai va, važiuojam, tada pakeičiam šitus. Plaututė lieka toje pačioje vietoje, indaplovė su stačiais taip pat apsikeičia tada vietomis. Atvirtuvė visumai nebus labai maža. Nu, nes dar va čia, ar ne, dėsis Čionais bus kažkokie stalčiai toksai bus šiek tiek. netikras stalčiukas po kaitlente. Tada dar apačioje truputėlį vamzdžio dėžė bus. Tai bus čia toks vienas gilus pralas vėlikas stalčius realiai. Tada šonė karvo stalčius bus, tai ten visokie aliejukai ten toliau. Čia gaunasi pas mus 3 metrai. Plius baras, esame 3 metrai, plius baras. Tai tada čia aš kaip matau, kad pasidarysim apšvietimo virtuvės pralaistomą magnetinę sistemą, nes turim vietos. O čia neturim. Tai čia mes dėsime šios lubos. Ja, visur aukštos lubos, įskyrus pačiai svetainį. Nes čia iš mūsų terasa. Nes prieš mūsų yra terasa, tai čia pliusas, nes nėra kaimynų. Tai aš manyčiau, kad kokį dabar turim galutinį variantą, man jisai labai patinka. Fun faktas, viena iš mūsų norų, kuris liko ir liks neįgyvendintas, yra pirti šitos namuose. Čia yra visiškai crazy Vytenio idėja, nes Vytenio brolis dabar nuomojasi būstą su pirtim, ten aišku yra šiek tiek kitoks būstas. Ir mes pradėjom čia brainstormint, mums labai artimas yra stilius skandinavų kažkaip stiliaus, o jie ten daug... Kodėl Suomiai gali turėti pirtį, o aš negaliu turėti? Bet čia Vytenio mūsų bus galbūt dar kituose, kaip tu va kalbėjai, kad galbūt dar... Aš galvoju, kad kai vaikai paaugs, jie bus pas pačiutės, mes tiesiog kartu dažniau nuvažiuosime į pirtį arba į spa ir mes įgyvendinsi savo norus ne namuose šlapės grindis
turėti ar dar kažką, o gyvensim ten, kur ir turi būti. Jo, nes čia per maža erdvė. Jeigu būtų didesnė erdvė, tikrai būtų galima įkomponuoti. Vieniems kitiems pasakėm, visi taip kreivai nužvelgia, bet jeigu tai būtų didesnė erdvė, tikrai būtų galima padaryti. Bet stop. Jeigu mūsų žiūrovai turės idėjų, kaip tas pirtis įterpti į šitą butą po šito video, laukiu komentaruose ir galbūt padėsit man tikinti žmonės, kad ta pirtis kažkur turi atsidurti. Ant lubų man tinka irgi. Mums labai svarbus jūsų palaikymas, nes iš tikrųjų tai yra mūsų pats pirmas video. Bus ir failų, bus ir pavykusių dalykų, tai tiesiog labai laukiam jūsų palaikymo. Taip. Paspauskit patiktukus. Apie kitus būsto privalumus, kaip parkavimai, sandėliukai, papasakosim sekančiose kartuose. Viskas ateis etapais. Rašykite tikrai, kas yra įdomu, ką jums parodyti, galbūt tipsų dėryboms. Tikrai galėsiu papasakoti šiek tiek, kaip priversti šiek tiek gauti daugiau negu kiti. Pirkimas man buvo iššūkis. Ir aš galvoju, tas iššūkis tikrai pavyko, nesakykim taip, nes... Nežinau, kiek mes čia galim pasakot, kiek negalim pasakot, nes sutartis yra ir panašiai, ten kažkokių labai subtilybių gal nepasakosim, bet Vytenis tikrai atkreips tam tikrus pagrindinius dalykus, į ką atsižvelgti prieš kalbant su pardavėju. Tai būtinai irgi parašykite, kokie klausimai yra įdomus ir taip pat pasidalinsiu, kaip seksis man kalbėti su bankais. Viskas, mėlyjeji, tai dar kartą ačiū labai, kad žiūrėjote iki galo, kad neatsibodo. Paspauskit laiką, pasubscribinkit mūsų kanalą ir lauksim jūsų komentarų ir sekit naujienas, nes greitai pasirodys ir antra dalis. Iki sekančio.